Taigi Paulius gyveno Evangeliją, ne kaip priedą prie gyvenimo, ir Evangelija tapo jo gyvenimo prasmė. Kai mes gyvename mūsų gyvenimuose, mums Evangelija kartais tampa tokia, žinot, kaip priedas prie gyvenimo. Aš gyvenu savo gyvenime, toj rutinoje, užsisuku ir gyvenu dėl savęs, ir Evangelija tik tai tampa toks kaip priedas. Šiandieną sekmadienis, šiandieną aš paskirsiu tas 2 valandas Dievui. Bet iš tiesų, tai mes turėtume galvoti arba mąstyti, arba mūsų gyvenimai turėtų rodyti visai ką kitą. Taigi Dievas mus kviečia būti atskirtais Evangelijai, paskirtais skelbti tą žinią pasauliui. Ne tik tai sekmadienį, ne tik tai pirmadienį, kada mes susirenkame Biblijos studijas, ar ne, bet visada ir visur. Paulius čia rašo, 6 eilutėje sako, iš kurių ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti. Mes esame Kristaus pašaukti į Evangelijos darbą. Ne šiaip, kad Kristus tik atėjo, kad atleistų mūsų nuodėmes, kad mus išgelbėtų, bet Jisai atėjo mus pašaukti.